sveikos. Nežinau, kažkaip man šiom dienom stebiu, kas vyksta ir manau, kad kitą kartą nedrįstam kažko paklausti, o gal ir kyla kažkokių klausimų. Aš buvau iš tų, kur man buvo milijonas klausimų ir aš buvau iš tų, kur man tinkt mintis į galvą, aš telefoną į rankas, man reikia šitų atsakymų. Man tas, nežinau, va tokia buvau bet sakykime, per tą laiką nemažai savo susidėliojau ir šiandien gal truputį pamėginsiu padėlioti, kodėl aš likau prie šitų produktų, nes absoliučiai netikiu tokiais dalykais, absoliučiai netikėjau ir tikrai nebuvau vartotoja, bet kai pradėjau vartoti, viskas apsivertė. Visų pirma, biškį daugiau negu prieš 3 metus, ką pirmą sužinojau, kad šios kompanijos dėka, kad vaistinėje gaminami vitaminai, papildai ir panašiai yra gaminami iš naftos. Man buvo šokas. Aišku, ten lindau, žiūrėjau, kodėl iš naftos, kodėl negali būti iš kitur. Tai, sakykime, daug tų sudedamųjų dalių. Kad paimti iš maisto ar iš maistinių medžiagų, tai yra dideli pinigai. Tai yra sudėtingos technologijos, nes paimti neužtenka. Reikia apdoroti, paruošti, padaryti, kad išlaikytų ir dar, kad suveiktų taip, kaip turi suveikti. Ir tai labai brangiai kainuoja. Tai yra didelės investicijos. Daug laiko reikia. Ir pasirodo, kad kompanijom ne visom tas yra aktualu ir paprasčiausiai kam kažką daryti, kai gali paprastai, kaip ten vienas sako, 1 eurų vertės, parduoti už 10 eurų. Žmonės perka. Kažkada patiko tas pavyzdys, kai sako, jeigu perka, kam reikia taip. Perka vis tiek, nesvarbu, kad gal tuščias, gal daugiau netgi pakenki savo ir panašiai. Bet šiandien ne apie tai. Kas mane labai nustebino. Aš, žinokit, buvau iš tų, kur nepatingėjau ir pradėjau ieškoti analogų. Bet pirmas ne šis buvo. Pirmas buvo arbata. Man pasirodė brangiai ir aš galvoju, sudėtis. Kofeinas, kamelija, panaks, dar čia visokių. Aš vedu į Google, galvoju, aš susirinksiu tas arbatas ar tas žolelės, užsiplikysiu ir gersiu. Ką man mokėti tokius pinigus? Į ką atsitrenkiau į sieną? Nėra. Man taip susirinkti man nepavyko, nes ne veltui po to, kai jau skaičiau apie šitą produktą, jis ne veltui yra patentuotas, ne veltui jo tu taip nesusirankiusi, ne veltui jisai šitaip veikia ir kompanija juo nesidalina ir tu paprastai tų žolelių atskirai nesusirankiusi, kad paėmiau, susipyliau ir aš čia turiu, sakyt, gal žolelė ten kainuoja keliasdešimt centų, tos, aš čia vartosiu. Nepavyko man. Pirmas. Karotenoidai. Įvedus į Google, įdėjau karotenoidų kompleksas. Man nieko neišmetė, išskyrus Neolife. Tokių dalykų apskritai nėra ir negamina jokia kompanija. Toliau, Magnis atrodo, tvarkoj. Pasirodo, kodėl vienintelis, kodėl unikalus, kadangi kiekvieno mūsų organizmas pasirodo savinasi tik tam tikrą rūšį iš magnio. Tik tam tikrą magnio rūšį. Ir tu gali ten vieną nusipirkti buteliuką kitą, kol tu atrasi, nuo kurio tau kažkas bus gerai. Tai ta kompanija paėmė, sudėjo 3 rūšis ir vartojant šitą, bet kokiu atveju tau savinsis. Jei ne tas, tai tas. Ir plus dar maistinės medžiagos. Būna, tenka girdėti, burokėlį pamačiau ir man negaliu, man alergija. Tai šita kompanija yra alergenus įmanomus išėmusi ir tų dirgiklių nebepalieka. Flavonoidai. Vedžiau taip pat į Google
tai teko pamatyti gal prie kažkokio vitamino ten ar papildo komplekso, tokia kaip mažą sudedamąją dalį ten, įdėta 0, ten kažkoks procentas flavonoidų ar ten bioflavonoidų, tik tarp kitko. Bet tokio kaip komplekso, kad flavonoidai būtų, nėra. Kryžmažiedžiai, lygiai tas pats, tokių analogų nėra, niekas negamina. Omega, 8 omega-3 rūgštis, visa rinka pilna 2, daugiau nėra. Man žinokit, tuo momentu aš atsimenu, o kodėl, kas vyksta, kodėl nėra, kodėl beta-G, beta-guardas toksinams šalinti, absoliučiai yra vardinis po parašu, tokių dalykų, ką tas žmogus, daktaras Firstas, nuo kurio apskritai pasaulyje prasidėjo toksikologijos mokslas. Jūs įsivaizduojat, kokie žmonės kuria šitos produktus. Nuo jo prasidėjo toksikologijos mokslas. Kokį indėlį jisai čia įnešė. Jo buvo tikslas ne kad pagydyti ten jau sergančius vėžių. Jo tikslas yra, kad žmogus nesusirgtų. Mes tokius unikalius produktus turim. Ir tokių apie analogus, tokius net nėra, nei ką kalbėti, čia net nėra ką rinktis. Kofermentas Q10. Jis vienintelis pripažintas pasauly, šitas Neolife kofermentas pasauly natūralus. Jokia Kinija, jokia Japonija, jokias ten labai jau kur kažką ten paveikusias šalis neturi 100% natūralaus kofermento Q10. Vienintelis. Suprantat? Apie ką kalbam? Pasirodo, sintetinė ar ta netikra žymiai, negana to, kad su to pasisavinimu, bet daugiau kenkia, negu duoda naudos. Grūdų luobelių koncentratas. Aš pamenu, aš jį vis matydavau, aš jo neusisakinėdavau, nes aš Provitality naudoju, jis būdavo. Grūdai. Paskui kažkada su Rūta išsikalbėjom, sakau, Girda apie visus produktus, tiek Dalinas rašo, rekomenduoja. Kodėl apie šito? Niekaip aš negaunu jokios informacijos, jokių čia tų rekomendacijų. Sako, praktiškai visą kitą be šito gali net nevartoti. Nes šitas geba ląstelė, jeigu jinai serganti, užsidarius, užsiblokavus ir panašiai, šitas ją suminkština, atblokuoja ir jinai pradeda funkcionuoti, pradeda maistinės medžiagas paimti, šalinti, ko nereikia. Šitas, grūdų luobelių koncentratas. Kokį darbą padaro. Bet jis yra Provitality, jis yra vaikiškuose, dėl ko sako, multi vaikam ten panašiai, ne šiaip savo multi. Šito dėka, plus jokių saldiklių ir panašiai pasaldinta yra natūraliom, iš vynuogių paimtos medžiagos. Saugu, vaiks buteliuką sugėręs, neturės jokią šalutinę poveikia, sakykim, energingesnis gal pabus tą dieną. Įsivaizduojat, ką reiškia, kai tu gali saugiai, ramiai, be jokių rūpesčių. Formuliai, tas pats koncentratas yra ir Provitality. Tai šitas. Bet jeigu, sakykim, tikrai prastai jauties, man kas patinka su šitais produktais, aš jų nebijau padauginti. Ir net teko, žinokit, truputį, nebūčiau aš, jeigu nepaeksperimentuočiau su savim. Jeigu savo leidžiu, palepinu, sakykim, kai kuriais produktais daugiau, kai kuriom dienom, labai gerai pasijaučia.
Labai. Toliau, bet gerąją prasme. Vitaminas E. Vienintelis rinkoje natūralus. Vaistinėse tokių dalykų, nei vaistinėse niekur, nieks neturi. Vienintelis. Lygiai taip pat šeima. Ir tai nėra kažkoks vienas ar ten 8 šeima, iš gamtos paimta visa šeima ir visa sudėta. Plius natūralus, visiškai saugus. Ko nepasakysi apie sintetinį ir komis ten reziume virsta ir. Kalcis, magnis D. Šitas man labai, sakykime, nustebino, ką aš jau dabar akcentuoju visą laiką. Nenaudokit vieno kalcio. Jisai vienas jums niekaip nesisavins. Čia iš biologo Liberijos, kad jam reikalingas ir magnis, ir D. Jie tą trijulę tarpusavį sąveikaudama pasavina organizmas tada kalcį. Ir dar atminkit vieną žodį. Žodį sakau. Momentą. Silpni dantis, ar lūžinėti ir panašiai. Koks mūsų organizmas įdomus. Jam, kai kauluose trūksta kalcio, jisai pradeda iš dantų atiminėti. Tai pirmas signalas, kad kauluose trūksta kalcio. Bet vieną gali gerti ir dar prisikaupti, ir dar problemų prisidaryti. Dar žiūrint, tikrai esu, man atrodo, kažkuriam video dalinusis, į ką atkreipti dėmesį, kokio kalcio nenaudoti. Na, kadangi aš jau nebesiblaškau, jau viskas paduota į rankas ir viskas saugu. Man labai patinka tai, kad čia 99% nuo kūdikio galima duoti, neskaitant kofermento Q10, jo nereikia vaikams. Tai man to užtenka. Kas čia dar? Žarnyno bakterijos. Pilna rinka. Pilna begalės rinka, 10 000, ten tiek yra niekai, tų milijardų ir tų rūšių visokiausių. Viena problema. Vienintelis, kuris yra su specialia Gelgard kapsuliavimo technologija. Ta technologija, kapsulę prarijus, skrandžio rūgštys nesuėda tų bakterijų. Jos praeina pro skrandį ir pasileidžia žarnyne ten, kur turi pasileisti ir pradeda savo darbą. Įsivaizduojat? Tik tame. Nesuradus nei vienos, kiek esu ieškojus, klausinėjus, vedus visaip, kad būtų apsaugotos žarnyno bakterijos nuo skrandžio rūgšties. Apie ką mes kalbam? Toliau. Va, paprasčiausias česnako kompleksas irgi. Tikrai daug kompanijų turi česnaką. Juodas česnakas, dar kažkoks česnakas. Visa šeima. Česnakai, svogūnai, porai, viskas sudėta. Ir vėl šeima. Nu, čia labai turbūt geras pasakymas. Vienas lauke ne karys. Per visą šeimą kažką daugiau nuveikia viens kitą papildydams, ar kažkoks vienas česnakiuks. Plius taip pat ir nuo skrandžio rūgšties, sudirginimo, kapsuliavimo irgi taip pat yra technologija, taip kad kas ten kažko negali, tai šitą galima. Apie tai kompanija taip pat pagalvojo. Aloje. 3 metus vis klausiaus, kom šitas pilna alojų, pilni ten bonkiam, visokiom ten pardaviniai. Pasirodo, yra tokia medžiaga kaip aloinas. Ir jis yra kenkiantis. Jis didelę žalą daro organizme. Aš dabar tiksliai nepasakysiu, ką jis daro, bet aš tikrai grupiai dalinausi. Jeigu kam įdomu bus, duokit žinot, tikrai surasiu tą informaciją. Ir vėl, kuom išskirtiniai produktai išimta, nes jis kenkia. Įsivaizduojat? Kas dar? Nu, skaidulas. Mano šiai dienai stebuklas. Ir tirpios, ir netirpios. Kiek lygino, ne aš lyginau, mano klientės kiek lygino sudėtį,
nieko panašaus neturi, nei vienai taip neveikia, kaip veikia man. Taip kad labai laukiu pasidalinimo. Tikrai nemažas mano ratas jas mėginasi. Nuo kai aš grįžau, kai aš užsakymą pastariau, truputį, tie patys kokteiliai. Dar kol. Kuom išskirtiniai? Vieninteliai baltymai jau išskaidyti amino rūgštis. Na, man ilgai tas nieko nesakė. Nėra nei vienų, kad pasirodo, kai patenka į skrandį, ten skrandis su savo rūgštim turi pertvarkyti baltymus, paversti juos amino rūgštis, tada ten visą kitą, kol išsivaikštai ir panašiai. Kompanija apie tai pagalvojo. Patekęs į skrandį, jam nebereikia nieko perversti, jam nebereikia pilnai gerai funkcionuoti, kad tas amino tos rūgštis jas perverstų, kad ten nebūtų to apsunkimo. Šitas medžiagas gaunant, mūsų organizmas pradeda savintis iš karto. O dar apie apskritai, kiek naudos, ne veltui sako, pakeiskit vieną patiekalą. Man klientė sakydavo, kaip brangu, o Jėzau, duok man arba savo pusryčius, arba savo pietus, arba savo vakarienę su šita sudėtim už tokią kainą. Neatsirado nei vienos. Toliau, tai tas brangu, kas už 4-5 eurus nueit suvalgyti neaišku ko, iš po kurio pradeda raugit, rūkti, nori pamiegoti, arba dar gal skrandis sustoja. O, pigiai, kaip gerai. Na, bet čia kiekvieno pasirinkimas. Truputį apie kremus, kadangi čia šiandien dalinosi. Šitus aš tikrai ne iš karto pradėjau naudoti ir tikrai po gero gal pusmečio. Aš tokia gan sėslė esu, mane jau kažkas tiko ir patiko, mane sunku yra perkalbėti ir panašiai. Tai tą, kurį aš naudojau, kai pabaigiau, aš pasėmiau vieną pamėginti. Pamėginau, šitas universalus yra viskam, mano oda, tokia gal sakykime, nusiprausius, aš jau noriu pasitiekti. Aš sakau, aš save labai gerai jaučiu ir, pavyzdžiui, kaip pati dirbu su pedikiūrais ir, pavyzdžiui, klientės, kai klienčių kojas pamatau, kur gali piešti, man, žinokit, aš taip noriu greitai, kad kremų greitai ant pritepti, štit, man skaudu, mane temp, man niežtėt pradėt. Sako, nieko nejaučia. Nu, nežinau, nemeilė savo. Tai va, aš iš tų, kur aš jaučiu ir pas manęs losjonų pridėta, su podelį prasiploviau, tepu, aš nežinau, labai jaučiu ir man tas mano komfortas odos man be galo svarbus. Tai va, man patiko, viskas tvarkoj, bet aš pasakysiu šitaip, aš niekada nenaudojau jokių pienelių, apie jokių tonikų, jokių poakių, jokių serumų, visada gyvenime nesu naudojus. Aš netikėjau tokiais dalykais. Aš visą laiką sakiau, eik, tu krems atliek visas funkcijas. Nes iš tų, kur labai mėgstanti dažytis, jau tas laikotarpis prabėgo. Ir, sakykime, aš tų kitų produktų iš tos linijos, aš net nežiūrėjau tą pusę. Kremas man patiko, aš pajutau, labai per seminarus patiko, kaip akcentavo. Patepus kremą, tu turi jaust dilgčiojimą, tu turi kažką jaust, tau gal šiek tiek biškį ir paraus, tau, reiškia, kremas veikia. Dar vieną dalyką, per daug metų susiugdžiusi, tai čia netikinio laifo. Visada, ar losjonas koks, ar kremas veidui, ar kūnui, man tai yra toks procesas, kai aš kažką tepuosi, aš turiu mėgautis. Aš realiai turiu kažką jausti. Vat turiu tą savybę. Ir
Man neužtenka nusipirkti skiriamukų, pasitepliuoti, nu va bus gerai, arba ten veidą tepi, tu ten išsimozuoji, arba ten sugėrė, nesugėrė, ir, neturi jokio poveikio. Aš naudoju, aš tepu, aš perku gerą kremą, bet ar kažkada, kažką va tokią darant, ar susimastom, ką tu jauti? Atepi, tu mėgaujas, tu lauki to procesą. Tai va tą aš jau turėjau išsiugdžius ir, sakykime, šitą pradėjus vartoti, jis niekur nedingo, tas mano procesas, jis taip tęsiasi. Bet kaip atsirado visi kiti, dabar šiuo metu nebeturiu tik taip akių, laukiu, turiu atvažiuoti. Mano rato klientės, visiškai su Nelaifu nesusijusios, bet vyresnio amžiaus, kažkaip jos pradėjo mane per dantį traukti ir sako, jeigu yra linija sukurta, ir valiklis, ir tonikas, ir paakių, ir serumas, kur serumų kainos, aš pasižiūrėdavau, galvoju, jums kas, jums yra? Ne. Ir sako, yra ne šiaip. Sako, tu turi pamėginti ir padaryti taip, kaip yra parašyta. Žinokit, aš biškai pasispaudžiau, galvoju, gerai. Taip sako žmonės, kurie daug metų vartoja, naudoja, kad ir, sakykime, kitų kompanijų, bet jau jos va tą tokį, kad linija yra ne šiaip savo sukurta. Aš pasiėmiau visą liniją. Pienelis kaip pienelis, viskas tvarkoj. Sakau, aš kadangi labai daug nesidažau, labai retai iš tikrųjų, tai man jau poreikio nėra didelio. Tik iš paskutinių kosmetologijos patarimų, iš vakaro, kaip sakyti, netgi išsitepus jo nenuplauti. Pasirodo, jis vakare, nakčiai didelį darbą nuveikė. Tikrai yra įrašas, tikrai yra video. Jeigu būtų įdomu, duokit žinot, surasim ir pasidalinsim. Ten labai smulkiai, gražiai paaiškina. Kosmetologija dirbanti visą gyvenimą kosmetikos srityje. Taip. Sekantis tonikas. Čia buvo man bomba. Va čia buvo produktas, su kuriuo ardente per valai, kaip pasakyti, ir vyksta kažkas nuostabaus. Negaliu paaiškinti. Reikia pačiai išmėginti. Man buvo atradimas. Aš netikėjau ir būtų kas pasakęs, būčiau nepatikėjus. Tai dabar tonikas. Be jo nei dienos, nei akimirkos ir net nenoriu pagalvoti, kad jo galėtų nebūti ar mano gyvenime ir panašiai. Ir taip, šiuo metu neturiu serumo ir neturiu paakių. Su serumu labai įdomiai. Jeigu jūs paskaitysite jo patį veikimą, kaip ir tą odą lyg ir patemp ir visą kitą, vyksta tas procesas. Ir kai mane, žinokit, net mokė, aš tai tokia būdavo, patepiau, čia, vėl kažko pasitepi. Man sako, ramiai tu, kažką pasitepi, luktelk, truputį leisk susigerti, aš tokia lepti, viską ant savęs, susigėdai bėda. Bet mane išmokė, mane išauklėjo ir dabar aš visiškai kitaip darau. Dar ką pastebėjau, naudojant, tarp kitko, serumas ir lygiai taip pat, kuriuo ne už ką neatsisakyčiau, taip pat laukiu atvažiuojančio ir naudoju, kai pradėjau, taip nesu tarpo padariusi. Paakių geliukas, ne vieną klientę turiu, kuri be galo džiaugiasi ir akivaizdžiai pamatė, sakykime, savo akių zonos, kas dėl tų smulkių raukšlyčių ir panašiai. Ir plus, sakykime, ar kokie paraudimai, ar kas labai gražiai viską patvarko. Tai aš galiu gyventi be pienelio. Visa kita, ne. Visą kitą aš pamilau ir drąsiai rekomenduoju. Tikrai, kas liečia rekomendacijas, siūlau, bent jau aš taip darau, visą laiką turėti vieną rinkinį,
Aš kadangi praktiškai viską naudoju, išskyrus pienelį, tai pienelę turbūt savo dabar jau duočiau. Tai duodu žmogui visą rinkinį, paaiškinu, kaip ką daryti ir savaitę laiko pasinaudoti, pamėginti. Jeigu kažkuris produktas ar netiks, ar nepatiks, aš jį pasiimsiu, nes bet kokiu atveju aš naudoju ir susinaudosiu. Tai pasakysiu, dar nei vienas nėra grįžęs rinkinys. Tai va. Atrodo, žinokit, tam kartui tiek. Dar va. Kas liečia kremus? Jie turi specialų EcoCert ženkliuką. Bet irgi dėl ko truputį irgi labai lindu apie tą EcoCert ženkliuką domėtis, ką jisai čia reiškia, kuo jis jau čia toks ypatingas, ką sužinoju apskritai apie kosmetiką. Pasirodo, ant daug kosmetikų yra įvairiausių sertifikatų. Bet kai juos ten pradedi nagrinėti, tai yra, kad atitinka patalpas, patalpų reikalavimus, atitinka dar kažką, ten su gyvūnais neatliekami tyrimai, dar kažkokį. O šitas ženkliukas reiškia, kad tas, kas parašyta ingredientai, iš ko pagaminta, reiškia, yra 100%. Taip ir ne kitaip. Nes kad šitą ženkliuką gauti, kaip sakyti, kompanija turi ne tik kad įrodyti, bet tai yra tikrinama. Kiekvienas ingredientas yra tikrinamas. Ir kiekis, ir viskas, kas čia įdėta, viskas yra patikrinta. Ji nėra paprasta gauti. Į pasaulį turi, gal ant vienos rankos suskaičiuotumėm kompanijų tą ženklą. Gal daugiau. Jūs suprantate, apie ką kalbu? Nėra sertifikato, jie nekontroliuojami. Jie gali rašyti, ką nori. Aš labai pastebėjau, ypač per reklamas, labai reklamuoja, šitą kremą naudok, 100% raukšlių nebeliks, ojetau, stebuklai ten. Čia yra įrašų kompanijos, kur naudojant toniką, tam tikras procentas, tam tikrą laiką dienos išlieka oda drėgnesnė. Bet kažkodėl ne 100%. Mane labai, žinokit, daug dalykų stebin, kaip lengvai mėtosi tais pasitepkit, tas nebus, pastepkit, tas nebus. Nieko panašaus. Aišku, visų pirma, reikėtų suprasti, kad mums ne tik išorė didelį įtaką daro, kad kremai iš viršaus, sakykime, tie patys plaukai, visa kita oda, reikia saugoti, prižiūrėti, maitinti ir panašiai, bet ir iš vidaus. Neužteks vien tepti, ten riebalą užtepti ir tikėsis, kad tavo oda atsinaujins, prisimaitins, jeigu viduje yra išdžiūvęs, tu esi visas išdžiūvęs, tu jos tiek neprimaitinsi, kad tu atrodytum, wow. Iki to man reikėjo užaugti. Bet, ačiū Dievui, aš užaugau. Tai va, tam kartui tiek, jeigu kyla kažkokių klausimų, rašykit. Tinkt mintis, parašykit. Bandysim atsakyti, bandysim ieškoti atsakymų, dar ir pati ne viską žinau, bet gal buvo kažkas naudinga. Netylėkit. Norit savo naudos, norit drąsiai jaustis naudodami, norit drąsiai vaikui duoti. Norit drąsiai mamai pasiūlyti, norit drąsiai kaimyniai pasiūlyti. Jūs turit žinoti atsakymus, kurie jumis trigerina. Kitaip nieko nebus. Viską klausiam, kalbamės ir bendrom jėgom bandysim atsakyti. Tam kartui tiek, kiek jau aš čia kažką pamėginau iš savo 3 metų žinių bagažo pasidalinti. Ir iki.